Penktadienis į antrą pusę, toks vaizdas, kad vasara prasideda. Aš įtariu, kad tai yra klimato atšilimas. Kaip tau atrodo? Man tik tai taip atrodo. Bet tiek tos. Savo gyvenimą, kitus gyvenimus vertinu kiekvieną dieną. Refleksuodamas, matydamas, kaip vyksta įvykiai, bendraudamas, man labai įdomu. Vieną dieną matau žmonės, jaunus žmonės, kalbėdamas su jais, kurie nemato ateities, kurie dirba saugius darbus, gauna už tai kapeikas, tenkinasi vakare išėjimo alaus atsigerti, savaitgalį žiūri ir vakarai žiūri serialus, valgo čipsus ir tuo pačiu žiūrėdami serialus dar tiesiog skrolina savo tose telefonuose. Tai yra toks gyvenimas, toks gyvenimo būdas. Išorėje atrodo kaip ir liktai tvarkoje, bet viduje iš tikrųjų yra didžiulis skausmas, neviltis netgi, bet uždėtos tiesiog kaukės, taip yra, visi taip gyvena, toks šleifas, toks socialinis konstruktas. O šiandieną vėl kėliausi anksti ryte ir tamsoje pasiruošęs išvažiavau į Vilnių į tą patį bėgimą, į pokalbį. 6:30 jau buvo Vilniuje. Atvažiavęs į kiemą pamačiau vaizdą, man neįprastą vaizdą. Aš jį mačiau prieš tai, bet iš esmės tai neįprastas. Jaunas žmogus, paauglys turbūt, kaip aš įsivaizdavau, pasistatęs raudonus tokius trikampiukus, varnėjasi kamuolio aštuntuko aplink juos. Aštuntukų, didesnių aštuntukų. Stačiau automobilį ir prieš pradėdamas sporto tą dalį, nuėjau paklausti jo. Atėjau taip ramiai, nes aplinkui stovi namai, jisai tyliai tą kamuolį varinėja, sakau, ruošies gal varžybom kažkokiom, tai jisai taip sustojo nedrąsiai. Ne, sako, aš šiaip treniruojuosi. O kodėl tu treniruojies tada? Sako, kad man labai patinka. O kam tą patikimą nori panaudoti ar kažkur tai? Sako, aš noriu būti geriausias futbole. Geriausias. Ir aš žiūriu į tą jauną žmogų ir matau jo akyse ryžtą būti tuo geriausiu. Dega ugnis. Sakau, tai kiek tau metų? 13. O nuo kada pradėjai treniruotis? Nuo 6 metų. Nuo 6 metų žmogus anksti ryte 6:30, 13-metis jaunuolis, kieme varinėjasi kantriai kamuolį. Jisai nori būti geriausias, įsivaizduoja save kažkur tai aukštumose, čempionų lygoje ar kur ten, kaip ten besivadintų. Nesu turbūt gyvenime matęs tokio vat ryžto ir noro save matyti kažkur tai. Kai šalimais vertinu jaunus žmonės, kuriems ten 20 keli metai, kurie nieko nebenori. Sakau, linkiu tau sėkmės ir nepasiduoti ir daryti tas treniruotės kiekvieną dieną ir tu būsi savo aukštumose. Jis padėkojo man ir toliau nuėjo vaikyti tą kamuolio aštuntukų. Ne pats įdomiausias užsiėmimas, bet jisai turi ryžtą prieš pamokas daryti dalykus, kurie jam yra svarbus. O kaip tavo gyvenime? Kaip tavo gyvenime su tuo ryžtu gyventi? Su tuo ryžtu tą savo gyvenimą patyrinėti, suprasti, atrasti ir daryti dalykus, kurie yra įdomus, kurie yra iššūkis, kurie yra kūryba. Matau nusivylimą žmonių, nenorą, silpnumą, tingumą, liūdesį, ateities nematymą ir ta banga aplinkui visus apėmusi. Bet yra štai tokių pavyzdžių, kurie tiesiog eina, kurie tiesiog daro. Aš irgi pasaulį matau visiškai kitaip, kaip įdomu, kaip neteisinga, bet įdomu, kaip pilna nuotykių,
kai pilna iššūkių, pilna įdomių žmonių, paslapčių, visko daug. Kodėl aš mąstau taip, kodėl tas jaunuolis mąsto taip, o tu taip nemastai? Kodėl tu nematai tos ateities? Kodėl tu esi nedalis sprendimo, o esi problema? Nes lengva būti auka, lengva būti nusiminusiu, lengva būti silpnu, pasidavusiu. Labai lengva. Lengva gulėti prie teliko ir žiūrėti šokančias kates. Lengva nieko nesiekti, gauti tą darbelį, kad tik susimokėti kažkokius tai mokesčius. Lengva būti tokiu sugriuvusiu. Kai dauguma žmonių tokioj būsenoj, tai ta vibracija aplinkui yra neigiama. Tu pabūk kompanijoje tokių žmonių nusivylus, nieko nenorinčių, neįdomių nei savo, nei kitiems, kaip tu pats jausiesi. Tu jausiesi ten pat įtrauktas. Aš nebendrauju su tokiais žmonėmis, jeigu jie yra ne iš mano programos. Aš neskiriu laiko jiems aiškinti, kaip reikėtų gyventi. Aš pats dar tiksliai nežinau, kaip reikėtų gyventi. Aš tik stebiu, kas vyksta ir pasitraukiu, jeigu matau, kad tai yra žmonės, kurie atima energiją. Tai yra, kur aš atiduodu pats tiem žmonėms tą energiją, galvodamas, kaip jie čia neteisingai gyvena. Įdomioji dalis yra ta, kad viskas yra mūsų rankose. Viskas yra tavo rankose, kaip tu tą gyvenimą susitvarkysi, susidėliosi. Kokį scenarijų rašysi. Tai yra tas pats per tą patį. Nieko čia stebuklingiau neišrasi. Bet kodėl niekam neteina į galvą, kad tai yra sprendimas? Kodėl visiems atrodo ir tau atrodo, kad kažkas turėtų būti labai sudėtingo, kad išeiti iš to nelaimingumo, kad pasaulis yra neteisingas. O kodėl aš matau jį teisingą, sau teisingą, tokį, koks jis yra, tikrą, realistinį pasaulį, o tu jo nematai tokio. Todėl, kad tu net nesupranti savęs. Kad aš galėčiau pakeisti savo būseną iš to nelaimingumo, kuriame esi tu, aš turėjau atrasti ir suprasti, kas aš esu, kas pas mane per skauduliai. Aš labai norėjau šitą įsispręsti. Aš labai norėjau gyventi neskausme, o prasmėje. Kai man yra viskas aišku, kai aš esu savo vietoje, kai aš esu tikras, kai aš esu autentiškas, kai aš galiu duoti, o ne pasiimti, kai aš galiu pasidalinti, man tada kiekviena diena tampa labai įdomi ir labai svarbi. Bet aš tai galėjau padaryti tik tada, kai galėjau susikurti save, atpažinti save. Tavo darbas yra tas pats, nelaiką leisti su savo beprasmiais draugeliais, žiūrėti Netflixą, o perlipti skausmo barjerą, psichologinio skausmo barjerą, kad reikia atlikti tą užduotį, susipažinti su savimi ir tu pamatysi, kaip po kurio laiko tau pradės aiškėti. Kaip pradės aiškėti tau viskas šitame gyvenime, žingsnis po žingsnio. Važiuodama šiandien anksti ryte, patekau į rūką, kuris buvo beveik iki pat Vilniaus. Daubos aukščiau, biški daugiau, mažiau rūko įsisklaido. Aš nieko nematau, aš intuityviai žinau, kur kas galėtų būti, bet iš esmės turiu sekti kelią. Pravažiuoji kelis metrus, atsiveria kita dalis. Pravažiuoji kalnelį, leidėsi daubą, ten vėl rūkas, vėl turi pravažiuoti tos metrus, kad vėl kažkokia šviesa atsirastų. Gyvenime taip pat. Aš lygiai taip pat atidarinėjau savo pasaulį, savo suvokimą, savo sveikatą, psichinę, fizinę ir dvasinę netgi. Žengdamas kiekvieną dieną po nedidelį žingsnelį. Eidamas per tą skausmą, kuris kamuoja ir tave, ir kuris kamavo ir mane. Ieškodamas sprendimų, kaip būti dalimi sprendimo kitiems žmonėms. Ne tik savo, bet ir kitiems žmonėms, bet visų pirma savo. Kai žengi žingsnį ir tą dieną tu nugyveni ne į minusą, bent jau ant nulio, jau yra laimėjimas. Kai kitą dieną jau turi pliusą, kai kitą dieną jau atsilaikiai prieš kažką, prieš nepavalgymą, prieš sportą, prieš tinginystę, prieš dar kažką, tai kas yra tau reikalinga, kas yra pozityvu, kas tave ištraukia, tu darai pergalę.
Man rytas yra pergalė, kai aš anksti atsikeliu. Man šaltas dušas yra pergalė, kai aš anksti atsikeliu. Aš keičiu visiškai savo būseną. Nesimato to vaizdo į priekį toli, bet matosi tik čia ir dabar. Nedidelis tas vaizdas. Žengi žingsnį, šviesiau pasidaro žingsnį, sekantį žingsnį, dar šviesiau pasidaro. Gal kažkokia vėl dauba parklumpi ir eini toliau. Mes galim tai daryti patys, keisti patys. Kam sunku, pasikviečia mokytojai į pagalbą, kuris padeda eiti. Kas gali pats eiti, sukaupia jėgas ir eina pats. Įsivaizduok, jeigu atsiras daugiau žmonių, kurie norės eiti į šviesą, kurie norės dalintis tuo gyvenimo nuotykiu, kurie turės pozityvumą, kurie šypsosis, kurie dalinsis. Visai kitoks gyvenimas yra. Aš formuoju tokį gyvenimą aplink save. Pas mane daug žmonių, kuriems aš padedu, kurie yra skausme, per savo pokalbius, per savo mentorystės programą, per savo prasmingą gyvenimą. Aš įprasminau taip šitą gyvenimą. Mano gyvenime yra daug šviesos. Yra liūdesio, truputėlį baimių kartais atsiranda, nerimo, visko pas mane irgi truputį atsiranda. Bet aš labai greitai viską susitvarkau. Ir tai yra momentai, nedideli momentai. Aš irgi esu žmogus ir netobulas žmogus. Niekada nebūsiu tobulas, ir nenoriu būti tobulas. Tau irgi nereikia būti tobulu, tau reikia tik daryti veiksmus. Kiekvieną dieną. Turėti tikėjimą ir viltį, nes išeitis yra. Aš savo pavyzdžių rodau tau. Galima gyventi, galima šypsotis, galima įrašinėti pokalbius ir dalinti savo gyvenimu. Galima keisti kitų likimus. Galima sutvarkyti sveikatą. Fizinę, psichinę sveikatą. Galima užsiimti įdomią veiklą. Galima sutvarkyti finansus. Galima sutvarkyti draugystės. Viską. Galima patirti nuotykius. Gyvenimas yra labai įdomus. Nepraleisk nei vienos dienos. Šiandien skauda, kibk į darbą šiandien. Negali šiandien kibk rytoj. Daryk, tai tavo svarbiausia užduotis. Čia tavo yra pagrindinė investicija. Atsiranda prasmė gyvenime. Atsiranda noras daryti ir pakeisti. Noras pažinti, kaip čia viskas veikia. Gyvenimas yra fantastika. Tu tai suprasi, kai pradėsi gyti. Būk stiprus.